Sveiki! Po ilgesnės pertraukos sveikinusi su jumis žmoniškos inžinerijos tinklalaidėje. Dirbtinis intelektas pakeis inžinierius. Tokie pareiškimai jau nieko nestebina, nors galbūt dar kelia nerimą inžinieriams. Tačiau, kaip rodo didėjantis darbo skelbimų skaičius, netitinka realybės. Tad jeigu dirbtinis intelektas nepakeis inžinierių, kokią įtaką jis turės mūsų darbui? Apie tai kalbuosi su Tomu Petru Rupšiu, VIX inžinerijos lyderiu atsakingu už visą eilę VIX produktų. Kadangi VIX jau daugiau nei metus eksperimentuoja su dirbtinio intelekto grįstais inžineriniais įrankiais, Tomas dalinasi įžvalgomis apie tai, kas veikia ir kur kyla didžiausi sunkumai. Viena yra akivaizdu. Dirbtinis intelektas didina inžinierių produktyvumą. Tačiau rezultatams pasiekti reikia iš esmės pakeisti tai, kaip dirbame kasdien. Gero klausymosi. Labas, Tomai. Sveikas. Ačiū, kad priėmei į svečius ir ačiū, kad sutikai pakalbėti šitą įdomią temą. Agentic Engineering. Tikėkime, dar nesiboda visiems. Aš manau, kad apie AI mes girdim pakankamai šiuo metu. Ir kodėl aš norėjau tave pakalbinti, todėl kad mes girdim daug apie AI, apie tai, kiek iš čia daug gali, kiek iš čia visko pakeis ir taip toliau. Ir gal mažiau šiek tiek girdim, kaip tai įtakoja komandas, inžinierių komandas būtent, kaip jų darbas keičiasi, kaip keičiasi turbūt apskritai produktų deliveris iš principo. Tai dar sakyčiau, Lietuvoje nemažai organizacijų ir mes ir patys, sakyčiau, dar esam tokio pakankamai ankstyvioje stadijoje, mano supratimu. Pasaulis pradėjo keistis ir čia dar tokia yra, kaip čia, yra short tailas tų organizacijų, kur jau paėjo toli, bandosi kažką. Ir netgi tų pačių organizacijų viduje turbūt yra long tailas, kur keičiasi ilgiau. Nežinau, taip spėju. Apsimeskim, kad pasakė paukštelis, bet įsivaizduokim Google kokį nors, ne, kur iš vienos pusės tu kuri Gemini, tu turi Google DeepMind organizaciją viduje, bet tu turi beprotiškai didelį kiekį žmonių kitose Google skyriuose ir ar visur keičiasi tolygiai vienodai, tai turbūt, kad ne, nes organizacija yra didžiulė. Tai va, bet ką galime jau pamatyti, nežinau, kiek aš pats girdžiu šnekėdamas ar su kitų įmonių vadovais, ar tiek ten inžinieringo, nebūtai inžinieringo, ką viduje matom, VIX irgi tokia organizacija labai nemonolitinė, tai yra mes dirbame kaip ir panašiai, bet to pačiu labai skirtingai, skirtingose šalise kartais ar skirtingose unituose. Tai kas vis tiek po truputį pradeda matytis, tai labai priklauso nuo organizacijos maturity. Reiškia, yra viena maturity dalis, ir nežinau, tie, kas klausys, galės pabandyti savo atsakyti, kurioje daly jie ar jos yra. Tai yra ta viena dalis, kur pradedam tik tai naudotis toolsais ir visi skatina jos naudotis. Mes šitame etape buvom labai aktyviai, sakyčiau, praeitų metų, 25 metų pavasario pradžia, kai sakėm, žiūrėkit, jau darosi daug akivaizdžiau, kad pasaulis keičiasi inžinieringas ir nenorim, tiesiog kadangi mūsų viena didžiausių vertybių yra žmonės organizacijų, viena kaip ir brangiausių vertybių, kaip bebūtų, ne, kadangi esam daugumoje inžinieringo organizacija, įskaitant C lygį, tai turim apskilintis. Tai, prasme, šitas jau jeigu kažkurioje organizacijoje to nėra, ir aš ne tik apie tikslus kalbu šiaip pasaulyje, tai būtų keista mano manimu, tai šitas tikrai jaučiasi, ne, tai ką tas įneša, ne, tai toks pokytis. Nori, nenori yra pokytis, žmonės mato, kai nauji įrankiai, kaip visada yra, kaip čia pasakyti, nėra juoda ir balta, nėra resistant to change, bet kaip ir visiems aišku, net ir labiausiai adaptuojantiems žmonėms, kad yra limitacijos. Ir ta tiesa nėra juoda ir balta, nėra kažkur per vidurį. Kur yra tas teisingas vidurys, labai priklauso nuo, nežinau, ten esamų technologijų organizacijų, biznio, beprotiškai daug skirtingų dalykų, ne? Tai, sakyčiau, viena dalis yra, kad komandose dabar pasaulyje, mano supratimu, yra šiek tiek tokio sumišimo. Su kuo aš be pakalbu, tas šiek tiek jaučiasi, nes žmonės bando žiūri, kas gaunas. Tarp kitko, žinau organizacijų, kur visiškai sako, palauksim, kas čia bus, pažiūrėsim, kaip bus, tai bus, tada, kai kiti pasinaudos, pasakys, kokie best practice, tada ir matysim. Gal ir yra įmonių, kurios tą gali sauliaisti, mes to negalim leisti, tai mes bandom būti prieki. Ir tas bandymas, jisai
darom daug eksperimentų, tai yra, kaip sakau, ne vienalypė organizacija, tai nežinau, tam tikrose organizacijos dalyse sakom, okei, pabandom dirbti kitokią struktūrą šiek tiek. Gal, nežinau, ten, jeigu pats atsimeni, prieš metus būdavo tokių daug pasisakymų, kad čia ateitis bus, ten, nežinau, 5 PM-ės, ten one developer. Tada atrodė visiška nesąmonė. Man šiai dienai vis dar atrodo tokia labiau į nesąmonės pusę, bet jau nebe tiek nesąmonė, jeigu atvirai, nes galėsim po to irgi pakalbėti. Man atrodo, tie bottleneckai šiek tiek labai dažnai šiom dienom tą kartoju, shiftinasi kitur, kodinti tapo lengviau. Tai natūraliai iš to irgi vyksta organizacijose pokyčiai. Tai bent jau ką matom dabar daugumoje, tai kai jau turime įrankius, tai yra tą peržengę tą pirmą maturity levelį, nes mes, tarp kitko, praeitais metais bandėme ir vidinį įrankį codingo, agentic codingo buildinti, nusprendėm jį kilinti, galiausiai buvo sunkus sprendimas, bet tikrai sumetėm daug labai protingų žmonių, Viksu sakom, pasidarom savo įrankį, tai bandėme įti tą, kas įdomu, kad matėsi tada, kad adoption lygis tų žmonių tarpe, kurie turėtų naudotis būtent to custom įrankiu, buvo šiek tiek prastesnis lyginant su industrijos standartiniais įrankiais. Tai šitą vietą apsitvarkius, adoptionas tikrai išaugo, ją įrankių, jaučiasi greitis padidėjęs, taip toliau ir sakyčiau, dar esam procese tokiam, ką su tuo darytas, mes jau kaip ir po truputį darom changes, bet juos šiek tiek ir baisu daryti, nes changes, kurį padarysi dabar, kadangi dalykai keičiasi pakankamai greitai, tai kaip atrodo agentic developmentas dabar ir prieš pusę metų, aš sakyčiau, jau yra pokytis didelis. Ypatingai su Opuso 4.6 išėjimu, tai nežinau, diena naktis. Tai bent jau aš savo, ką galiu pakomentuoti iš savo grupių perspektyvos, ką mes bandome įsidiegti, reiškės, ir ką įsidėgiam, ir vis tiek yra kelionė, procesas, dar tikrai ne visus klausimus turim atsakytus. Tai viena dalis, kur aš manau ir pasiteisino ir visai veikia, tai kadangi žmonės gali daugiau, tai šiek tiek bandome komandas turėti šiek tiek mažesnės. Tai yra, kad tos komandos turi ownershipą, aiškiai apibrėžta, ir aš kalbu ne tik apie inžinierijos komandos, tos komandos yra end-to-end. Cross-functional komandos. Yra UX, yra product, yra kas reikia, tas nėra funkcijų, kurios yra išoriai, bet tos komandos yra, reiškės, tokios korinės funkcijos. Tai šiek tiek mažesnės, kas natūraliai ir paskatina komandas pagalvoti, okei, kaip čia mes galėtumėm daugiau padaryti su mažiau žmonių, toks šiek tiek startup mindsetą. Ir gal, sakykime, toks mažiau, kaip čia, priklauso, ar mes kalbėtumėm su startupu ar su didelė organizacija, tai startupu čia atrodytų normalu, bet kuriai didesnėje korporacijai atrodytų, okei, tipo, wow, čia taip įmanoma. Tai jeigu anksčiau turėdavom, tarkim, labai aiškiai apibrėžtos tenais server engineer, front-end engineer, mobile engineer, dar kiekvienai tai funkcijai po team leadą turi komandai, ko pasiekoja tau nereikia meetingų, alignmentų, engineering managementų ir taip toliau. Dabar sakom, o pabandom be to. Pabandom padaryti taip, kad yra team leadai, ir jie yra cross-functional. Ir tasme, tech leadershipas tada šiek tiek sudėtingėja, sakyčiau, turbūt arba turi counterpart komandoje, kas, tarkim, jeigu, nežinau, team leadą turėjo ten patirti didesnę backend'e, tai turbūt turės kažką labiau senior, ten frontendo atstovą ar atstovę. O kažkiek gal ir AI gali padėti kai kurios klausimus atsakyti, tai depends. Tai sakyčiau, jo, toksai linijų apiblūrinimas, bet čia aš kalbu apie tokią, ir aš pats atstovauju tokią labiau product engineering dalį. Jeigu žiūrėt Viksus overall, tai irgi visose organizacijose, man atrodo, yra dalis, ir čia yra tokio konflikto nemažai, mes irgi, kai pradėjom sakyti, tai gal galim čia labiau tokį, mes vengiam to žodžio full stack, vadinam ex-engineer, bet, taip, labai ūkiškai šnekant to full stackinimo, stengiamės žodžio vengti, bet kaip ir bandom prie eit, bet kur įvyko tokia didžiausia diskusija, tai sakom, tai žiūrėkit, pas mus yra, kokį čia pavyzdį paimti, tarkim, Viksuose yra vienas korinis serveris, kuris yra atsakingas, bet kurį tu Viksų saitą bekurtum, tu kuri entity būtent tame servise. Ir tas servisas, nežinau, toje komandoje dirba turbūt vieni brangiausių Viksų žmonių ir vieni protingiausių, tai yra tikrai ultra komanda, sakykime.
Ir natūraliai kyla klausimas, o tai ką mums čia full stackint, ką mums čia tą frontendą, nes mes turbūt ir toliau maintaininsim šitą, reiškia, ten skalinį servisą ir tiek, ir kam to reikia. Tai man atrodo, kur ta takoskyra vyksta, po truputį ir galima pamatyti, nežinau, tarkim, darbo skelbimuose tokių labiau AI startupų, ar netgi ką šiek tiek matom, pavyzdžiui, turi Base 4.4, čia toks kaip lovable alternatyva, pavadinkim, kur irgi tokia labiau AI first organizacija, kad šiek tiek atsiskiria tada, pavadinkim, product engineer, tai yra žmogus, kur turi šiek tiek, kuriam reikia ir su UX, ir su produktu daugiau pabendrauti, ir gal nepabijot kartais tarp tų stekų paeiti, ir gal ten nėra būtina toje komandoje turėti turbo labai giliai, nežinau, server engineeringo, ten distributed procesus išmanančių žmogaus, gal tiesiog žmogus gali būti labiau generalist, ne? Bet tuo pačiu suprantant, kad yra vietų, kur tau reikės kažkokias labai deep knowledge turės. Ir tų tarp kitko žmonių ir AI panaudojimas labai skiriasi, ne? Vienas žmogus gali labiau apie outputą, throughputą kierina, ne, ir kiek feature'ų galim padaryti per mėnesį. Tuo tarpu kitoje pusėje, tu galbūt naudoja ją labiau padėti atpažinti iššūkius panašiai. Ir kur turbūt planavime kažkur padengti kažkokius skaičius. Gal ir tas. Tai jo, tai sakyčiau, toks labiau, mes Viksuose tokį buvome konferenciją pasidarę Blurring Lines Lietuvoje praeitų metų rudenį. Tai sakyčiau, toks blurring lines po truputėlį vyksta, ne visur, nes ne visur tai yra logikos. Čia yra procesas, vienur tai vyksta greičiau, kitur toliau. Žmonių kiekio, bent jau galim iš dviejų pusių pažiūrėti. Komandos gali daugiau, reiškia, gali ownint daugiau produktų. Ta irgi mes bandome daryti organizacijų daugiau eksperimentuoti, daugiau kažko naujo paleisti. Kaip sakiau, blurring lines. Šiek tiek mažesnės owning komandos ir po truputėlį, dar sakyčiau, tokia pakankamai ankstyva stadija, bet čia taip utopiškai gal skamba, kaip sakydavo, AI agents as employees. Tai tokių užuomazgų jau šiek tiek yra. Tai yra tiesiog paprastos agentinės aplikacijos, bet nežinau, pavyzdžiui, turime, jeigu yra production incidentai, agentą automatiškai parašo, žiūrėk, kad čia toks procentas, turbūt šitoj kodo vietoj gali būti, kad affectina tavo productioną. Kitas agentas, kur kas savaitę data reportus atsiunčia, tasme, ar juos ten galima naudoti, nežinau, ten stock marketą naujieną updating, turbūt ne, bet produktui tokio directional knowledge identifikuoti, ar kažkas labai nepasikeitė, galim. Tai ir šito šiek tiek jaučiasi. Tai čia dar tokios labai ankstyvos, sakyčiau, dalis, kurios jau pradeda matytis. Ir at scale, kas yra įdomu, aš sakyčiau, dar nežinau, ką išsivystys. Visų Viksų mastų, ar sakyčiau, bet kuri didesnė organizacija dabar šitoj vietoj, kaip čia pasakyti, yra sunku priimti kažkokį vienalytį sprendimą. Nes klasikinis metodas nebūtų, turėkime kažkokią vieningą platformą, visi naudokime to pačiu metodu, kai metodai naujienos kas kelias mėnesius keičiasi, tai yra labai tą sunku daryti. Bent jau mes kol kas sakom, gal ir neverta kol kas dar bandyti kažką labai užplatformizuoti, nes tiesiog jau kai platformizuosi, jau bus outdated. Tai va, tai pokyčių begalės. Aš tada dar norėčiau gal pagrįžti, vat ką iš pradžių sakei. Kad kai kurios įmonės, sakei, ir aš mačiau, kalbėjai mitą apie TechKinship, ten irgi girdėjom nuo iki tokio, vat, tų pasisakymų. Ir aš kažkaip gal taip iš šono galvočiau, tai Vix yra tokia didžio įmonė, didelė įmonė, kuri daug biznio inercijos turi. Ir vat ką aš girdžiu, kad neturit, kaip čia, jūs negalite sau leisti neintegruoti. Tai vat gal galėtume išsiplėsti, kodėl Vixai va tokioje vietoje, kur, nes tikrai turbūt Lietuvoje vieni pirmųjų bent jau iš tikrųjų engineeringo tokių tech organizacijų, kurie pradėjo kalbėti, kad X inžinieriai, kad pokytį tą. Jo, tai čia, sakyčiau, viena dalis yra ta, kad mūsų C levelį praktiškai visos, išskyrus gal keli žmonės, yra buvę inžinieriai. Ir, ta prasme, jau, kaip sakiau, kažkur 2024 metais, jau nežinau, jau tada mano vadovas Viksų CO sako, žiūrėk, Tomai, bus pokytis. Tas vėjas toks labai
vizionierius žmogus ir jis sako, žiūrėk, čia tikrai bus pokytis, reikia eiti ir tasme, kiek rezistanco tada, net tu gali atkreipdėmės, kad dabar dar vis dar to rezistanco būna kai kuriuose organizacijose. Tai suduok 24 metai. Ir mes tada pradėjom daryti in-house, reiškės, agentinę platformą, kur visos komandos bando integruotis ją, reiškės. Ir tai buvo tokia dar visiškai ankstyva stadija. Daug tokio, čia tie modeliai random, ten, žinai, šūdą išpjauna, kaip čia daryti, čia nedeterministiška, ne? Product manageriai sako, blembo, tai kaip čia define inflowsus, jeigu tau jajus nestabiliai atsako, žinai, tokio pilna chaoso, viską, žinai. Bet atsirado supratimas, kad, mes esame SaaS įmonė, tai dabar jau galima girdėti apie tą ten, ten sako, čia SaaS keisis, nesikeis, ten irgi atskira tematika. Bet jau tada 24 metais, sakau, atėjo toks supratimas, kad tikrai keisis ir mes, kadangi mainly engineeringo kompanija ir esame, pats produktas jis labai techniškas yra. Ir daug tų pokyčių ar tarp komandinių kažkokių change'ų yra labai techniški, tai jau nuo tada supratom, reikia nertis galvą į vidų, į visą šitą reikalą, reikia išmokti, reikia apskilinti žmonės ir būti prieki. Čia turbūt iš tikrųjų pagalvojus, tai visi tie naujai startupai, Lovable, ne? Ta prasme, tai irgi yra konkurencinė aplinka, kuri turbūt skatina net vieną integruoti į produktą tas technologijas, kitą, aišku, keistis iš vidaus kaip greitai. Mes į Lovable tokį turim čia, kaip čia pasakyti, aš į Lovable labai fainas ir nuostabu visų pirma matyti yra Europoje atsirandančių didesnių įmonių. Čia daug aš šneka apie tą užmygimą Europą, visą kitą. Aš šiek tiek turiu tos nuomonės ir paantrinu šitiem, bet švedai, sakyčiau, šaunuoliai. Tai labai gerai, ta prasme. Mes turim Base 4.4 ir jie buvo panašiai paleisti, jų skaičiai yra pakankamai tie viešieji panašus iš tikrųjų, ar kuriuos mes galime trekinti. Kas yra įdomu, kaip čia mūsų competitive advantage, kaip čia lietuviškai, sakė, galim naudoti anglicizmus, sakykime, competitive advantage yra toks, kad vis tiek tas business, kaip sukti, šiaip ten jis yra ne tiek apie websaitus, tiek Lovable arba Base, ta rinka yra labiau apie mikrosaasus. Tasme, gali sakyti, kad panašiai, bet nebūna. Tasme, yra skirtumas tarp paprasto e-shopo, kur tu parduodi kelis dalykus, net tu jo štampuoji, ten šiek tiek kita verslo problema, nuo to, kad, nežinau, tau ten reikia buhalteriniai apskaitai kažkokį pagreitinti dalykėlį pasidaryti. Tos rinkos šiek tiek skiriasi, bet mes sakom, tai mes turim patirties labai daug tame, ir Lovable, manau, sėkmingai hairina, bet mes turim 5000 žmonių organizacijų, kurie šitą biznį yra jau daug metų. Tai ką mes darom, tai mes tiesiog daug top žmonių feedinam į Base 4.4 ir iš tikrųjų vis ta adaptacija tikrai būti AI native visai pavyksta. Manau, Ir turbūt gal kas gerai turint atskirą produktą, ne visai, tai kad tai yra toks, nėra arba gali mažiau turėti kažkokio prisirišimo prie senų būdų, gal kaip dirbti ir tada labiau gali žiūrėti. Čia toks labai delikatus verslo klausimas, kur negaliu per daug net įsiplės, kaip sakė, nes mes tų produktų turime, tai dabar turim Base'ą, su kuriuo tu gali susigeneruoti, kaip sakau, mikrosaasą, gali ir website, jeigu nori, bet šiaip paėmus tiek Lovable, tiek Base'ą, jų kaina nėra maža, šiaip paėmus. Lyginant su, jeigu tau reikia tiesiog website, e-commerce ir panašiai. Tada turime kitus editorius, skirtą partneriam, jo versiją planuojame irgi naujesnę turėti. Turime kažkokį per vidurį sprendimą, dar Wixvibe vadinamą. Turime labiau paprastiem vartotojams skirtą sprendimą, Harmony vadinasi. Tai, tarsi, taip, yra target, šiek tiek skiriasi, nors visus juos galima nurašyti iš inžinieringo pusės, kaip website builderis, kur yra papačia agentic loopas ir padeda subildint tau. Ir ten skiriasi detalės, viename tu gal turėsi daugiau kontrolės, drag and drop, nes čia kaip ir su kodo rašymu gal šiek tiek susiję, kad kur yra ta riba, ar tu viską vaibini, ar jeigu nori pakeisti variablą, ar tu sakai, ar jį pakeiti, žinai, tai čia irgi toks panašus reikalas, kad yra editoriai, kur žmonės yra įpratę taip daryti ir nesvarbu, kad tu gali tą pasidaryti su jam, jie tiesiog įpratę, taip yra ir jiem to reikia ir jie už tai moka pinigus toliau. Tai skiriasi tie vartotojų segmentai, tai mums tai gerai, tai yra daugiau tokių channelių, taip sakant. Okay.
Ir tada, va, 2024, sakė. Ne, anksti iš tikrųjų. Bet aš taip pat suprantu, atsakai, ne, yra leadershipas inžinieriai, jie mato tą trendą. Iš tikrųjų, matėsi gal ir iš, jeigu taip, nežinau, LinkedIn viešą ten kažkokią erdvę sekant, kad inžinieriai gal arba kurie jau su didelė patirtim buvo turbūt vieni labiausiai excited žmonių apie apskritai agentic engineering. Tu prasme, anksčiau palyginus gal su kitais, kurie buvo, nežinau, labai geras pastebėjimas. Ken Becką kokį nors Fallen arba Steve Jėgė, kuris gastauna ten, tarkim, su Bilinu, kur žmonės, kurie daug laiko tame. Taip. Ir va, čia gal man ir buvo po to, nes man tas momentas tai turbūt buvo praeitų metų galas, Opusas 4.6 turbūt, kur labai pasikeitė apskritai visas sentimentas. Gal tu pokalbio iš tokio labiau, nice, čia galima kažką daryti, į tokį, kad wow, jau čia mes negalim nenaudoti. Tai vat, gal tau asmeniškai, ar buvo tuo metu kažkas išėjo kažkokią technologiją, nauja versija, naujas modelis, kažkas, ir vat, ar tau asmeniškai tada jau atrodė, kad jau čia bus viskas taip, ar kažkas vėliau vat nutiko, ne? Sakyčiau, man buvo tokie du momentai ir jie abudu įvyko per pastaruosius metus. Vienas tų momentų buvo, dirbau aš turiu tokią savo nuostatą pasakęs, esu karjeroje padaręs vieną kartą klaidą, buvau nusprendęs, kad blemba, kaip vadovas galiu nueiti nuo techninių dalykų, čia buvo, nežinau, 12 metų gal atgal, daugiau tos klaidos nebedarysiu ir pasakiau savo, nesvarbu, kiek žmonių ten belydinsi, kokio sudėtingumo ten kas bebus, kartais išbėgti aikštelę tą hands-oną padaryti, ta prasme, suprasti, ko žmonės gyvena, kokios realiai problemos, kas blokina, labai, manau, vertinga, tiek pačiam suprasti panašiai. Tai aš turiu tą tokį savo kalendorių, netgi užsibukinęs, kas kažkiek laiko, aš ateinu, pasižiūriu tą kodą, pasibandau, pasižaidžiu. Ir kaip tyčia, praeiti metai, Viksai, šiaip non-stop turime ir komandą, kur žiūrim, kaip performance pagerinti. Saitų performance yra, kur lyginas Viksai, Shopify'us, ten kiti, ne. Ir mes ten vis tą pirmoje vietoje stengiamės ir išbūti, žinai, ir ten ta konkurencija tikrai būna nemaža. Ir buvo viena vieta, kur susiję su vienu iš mano komandos produktų, kur galima pagerinti performance, Viksų mastu. Tavrasme, ir tas pokytis, jisai toksai, kodo pakeitimų kaip ir nedaug, bet čia labiau be sistemo dizainą, suprasti, kas kaip vairinasi, kažkur padaryti kažkokį mažą change. Ir priėjom tą tašką, kad supratau, ką reikia padaryti, bet supratau, kad turim dependency ant vieno serviso, kuris yra mūsų, tasme, aunamas irgi ten panašiai, kaip sakiau, apie tą vieną komandą, čia irgi toks panašus atvejis yra ten toks monolitukas, sakykime, šiek tiek gal nestandartinis, ten jį paliesti, tiesiog backendo servisas, kur ten, aš nesimenu, bent 40 žmonių, ta prasme, tai labai, labai svarbi vieta. Tokia viena iš aortų, žinai. Ir sako, jie, blemba, Tomai, žiauriai svarbu, bet, yra dar kitas dalykas ir nežinom, ką daryti, gal galit padėti. Gal galim padėti, žiūriu savo komandos prioritetus, blemba, nelabai galim padėti. Bet tokia situacija, kad ten darbai aiškus pas mane galvo, tai gal aš galiu šitą vietą pabandyti. Ir, tarsi, aš esu backendą kodinės anksčiau karjeroje ne Viksuose labiau, tiesiog Viksuose tokius labiau mažus changes, bet čia skala, kurios neliečiau ten kokius minimum 9 mėnesius. Changes kaip ir nesudėtingas, bet jautrus. Galvoju, ar gali man LLM'as padėti? Blemba gali. Ir supranti, aš tada supratau, kad aš duodu pull requestus, hebrai, žinai, kurie yra labai advanced lygi ir kurie, žinai, labai PR žiūri atidžiai, žinai, kiekvieną liniją. Ir aš sakyčiau, aš jų laiko panaudoju minimaliai, ten tie paprašymai. Tasme, aš supratau, kad aš galiu panaudoti savo general knowledge iš kitų kalbų, kurias aš geriau žinau, šiek tiek savo lemą padžedžiant pačiam mane. Ir supratau, kad tą pokytį man buvo padaryti pakankamai nesudėtinga. Tai aišku, pradinė versija, ten po to jinai šiek tiek išaugo, bet tokį pradinę veikiančią, kad galim darbuotojams atidaryti jau tokiam išankstiniam testavimui, pavyko padaryti. Ir man tada toks taigi mintis topti. Ir blemba, galvoju, aš karjerui, ten ir mobile kodinės buvau, ir frontendą daugiausiai, gal turbūt ir backendą buvo, desktopo ten buvo,
tokio gal tipinį tą full stacką, tokį galim sakyti, nurašyti, galim būti ant manęs. Ir man tada atėjo toks supratimas, kad anksčiau, reiškia, tam, kad man įeiti kažkokį, nežinau, padaryti contributioną kažkokiam servise, žmogui, kuris didžiąją laiko dalį praleidžia managinant, trukdavo, tikrai nemažai. Aš turėdavau ten porą savaičių priekį, meetingus apsistumdyti, užsiblokint savo laiką, kad aš čia žiūrėsiu, kodinsiu, mąstysiu, žodžiu, eisiu paklausinėti dalykų. O dabar supratau, kad man to nereikėjo ir aš ganėtinai greit galėjau šokti. Ir tada toks atėjo supratimas, kad aš kur minėjau pradžioje tos blurring lines, kad galbūt tu gali reusinti tą savo specialized knowledge sintaksės tai kaip minimum. Ta prasme, kad yra dalykai kaip, nežinau, sistemų dizainas ar, nežinau, yra skirtumo, ta prasme, kur tu browserį ranini, tai nežinau, workerius, dar kažkaip, tu turi tos dalykus kažkiek bent jau suprasti, ar žinoti, ko klausti, ta prasme, arba bent jau pačiam padžedžinti kažkiek. Lygiai taip pat serverį ar mobile, bet tokius basic change'am, blemba problemų didelių nėra. Ir jau tada pradėjau pušinti, kad žiūrėkit, bandom, žiūrim, keičiam, darom ir darėm tada eksperimentus ir vienoje mano komandai, reiškia, tokius jau labiau heavy, tenais iki tokio lygio, kur, nežinau, čia taip pasakysiu, taip, tie žmonės, jiem atrodo paprasta, bet kaip čia kitiems skamba keistai, tarkim, turim PM-ių, kas kontributina į rasto kodą pas mus. Šiai dienai. Maži contributionai, nedideli, bet jau tai vyksta. Ir yra ir PR-ai nežiūri. Tai čia pusę metų praėjus, nuo to, kai, žodžiu, buvo tas toks stoptinimas, kad blemba galima iki šiandien. Tai nėra, kad čia visi Viksuose dabar taip daro ir darys bet kam, bet to tikrai yra. Tai čia buvo pirmas toks momentas. Ir tasme tada matėsi komandose, kaip sakiau, ten daugiau adoptioną, visą kitą. Antras toks momentas man asmeniškai buvo, tarp kitko, labai nesenai, prieš porą savaičių. Turėjau tokią situaciją, kai teko pasimti atostogų man. Tiesiog žmonai komandiruoti, išvyksta vaikai, pažiūrėti, dienos laikas, ką veikti man. Tai dirbti, gal reikia palsėti kažką, gamint irgi, gal reikia kažką nuveikti. Galvoju, padarysiu tą tokį tipinį, kaip būna LinkedIn'e, žinai, nusiperkim akminę. Ir galvoju, nusipirksiu aš tą akminę, pasistatysiu, surašysiu ten, nežinau, Olamą, pasistartinsiu ten tos kiniškus modelius, žinai, išsibandyti, kur ten, žinai, darbė mes jų nenaudojam, ten, žinai, tą OpenClaw išsibandyti, kur ten, žinai, gal security iššūsų kažkokiu būtų, tokiam izoliuotam environmente, aš pasižaisiu, žinai. Ir galvoju, blemba, pabandysiu, žinai, aš panaudotų modelių, pabildint kažką. Tai po to savaitės man viskas, aš supratau, kad turėjau anksčiau tokią hipotezę, kad, reiškės, startupai ar mažesnės organizacijos iš AI-us gali gauti daug didesnį pagreitį lyginant su corporate, tiesiog dėl to, kad, nežinau, corporate tu turi ten kažkokią tarpusavio dependencijos, kurie dar yra priklausomi nuo žmonių komunikacijos, žinai, panašiai, o jeigu tu darai kažkokį startupėlį, softą mažą, ten pasistartuoti kažką ten ant vercelio su pabeiso basic pasidaryti, žmogui, kuris žino, ką daro, wow, insane, jau ten aš dar paprašau ir kai aš pradedu kažkokį, nežinau, naują dalyką daryti, ar net ir Viksų viduje, ten apsirašau reikalavimus, tai vis dar prašau lint rule susidėt, kad man palintintų taip, kad man malonu skaityti būtų. Ar taip pat bus po kelių metų, aš jau nebežinau. Ar mes nebeskaitysim kodą? Turbūt skaitysim, bet nežinau, ką dar tai išgims, nes toks dabar įdomi situacija yra, kad daug to pokyčio gali ten įsibėgėti, važiuoti, menolį testuoti, žiūrėti, screenshotinti, žiūrėti logus feedinti tiesiai atgal į agentą, tokio agent klubą pasidaryti, tai tikrai wow, dalykų. Ir yra dar, kur galima, labai daug yra dar erdvės, kur galima tobulinti dalykus. Kaip greitai tai vyksta, čia priklauso, žinai, nuo žmonių, panašiai. Ir kaip sakai, aš manau, kad didės organizacijos, net didelės organizacijos, net turbūt skirtingos dalys skirtingai tą gali daryti. Ir aigės, jeigu ten apie tą ultra servisą kalbė. Gal ten ir nėra didelės prasmės, nes tas greitis ten change nėra tai, kam ta komanda yra. Žinai, reikia tada žiūrėti biškai iš kitos pusės, kad daug kas apie ją galvoja tik kaip apie greičio priemonę. Yra dar tokių
ir kitų dalių, žinai, kur, tarkim, tau turėtų agentic loopą observability kažkokią, ne, kad, tarkim, tu providini, nežinau, ten kažkokį library ar ten platforminį servisą, yra tavo consumeriai, kad tau skaitytų logus, feedintų atgal, žinai, siūlymus kažkokius, žinai, kur performance optimizuoti. Kiti tokie keli pavyzdžiai, žinai, buvo praeitais metais mūsų VP Engineering man pasakojus. Reiškia, tokia buvo hipotezė, kad mūsų ten vienas toks low-levelinis servisas, nu kaip low-levelinis, ant Javos ir daug kas sakė, čia ten Java lietą, žinai, perrašinam ten, žinai, dabar ką čia labiausiai mėgsta visi rasto kokį, perrašinam būtų geriau. Ir sako, žiūrėkit, davai paimam su jam ant C, perrašykit, pažiūrim, ar greičiau bus. Ir perrašė per savaitę, pabandė paraninti. Ir patikrint, ar performances pagerėjo. Ir? Nu, labai nepagerėjo, bet, bet labiau esmė apie tai, kad tu gali tokį eksperimentą padaryti, žinai, jeigu anksčiau tu sakytum, eik, tu čia nesąmončiai, tą C perrašytum, ten belie kiek laiko truktų. Tarp kitko, Microsoftas, dabar neatsimenu, kiek mėnesių atgal, panašų dalyką darė, Windowsus, man atrodo, ne Windowsus perrašinė kažką, žodžiu, kur sakė, dabar yra rasta. Ir outputas turi būti kas savaitę, ten irgi kažkokį nustatė KPIs eilučių kiekį. Netgi taip. Jo. Tai, žinai, tokio migracijom, tech deptam visokiem, kodėl dabar, žinai, IBM'as, mainframe'ai, biškai pradėjo bijot, nežinai. Tai vat, man čia šitas labai geras pointas, aš galvoju, ką tech deptas reiškia AI laiku, kai tau, ta prasme, perrašyti servisą, ten, ta prasme, nu, tokenais kainuot gali daug, bet realiai tai gali būti naktis darbo agentų ir tiek. Jo, tik tai, žinai, toks apie tą tech deptą šnekant, dabar irgi, sakyčiau, turiu tokį hipotetinį klausimą, žinai, be atsakymą savo. Viduje daug diskutuojam, kad AI-us jisai labai padeda amplifying. Tai yra labai geros senior engineers producina daugiau labai gerų sprendimų. Taip. Ir tame būna kažkiek to slopo, žinai, bet dažniausiai labai geri žmonės, žinai, jie žino, kad bus pakelti in the middle of the night, žinai, jeigu jų tas lopas sugrius. Niuansas yra su šiek tiek labiau junior žmonėm, kad amplifyina labiau junior sprendimus. Ir pagauna dabar tas tech deptas kaip ir greičiau išnykt gali, bet kaip ir greičiau tu jo prisintroducint gali. Ir kas tada, žinai, kas yra techninė skola, šiaip toks, žinai, biškai hipotetinis filosofinis klausimas, ne, ten vienos organizacijos viena, kitose kita, bet, reiškia, tas toks managementas, tos vidinės kokybės, jisai šiek tiek, man atrodo, modifikuosis to. Kas dar yra įdomu, šiaip šiandien skaičiau Open Code kūrėjo, kaip tai žinutė, ir buvo įdomus teikas, kad apskritai senior inžinieriai visą laiką kurdavo sistemą, kur junior inžinieriai galėtų produktyviai dirbti ir patiems palaikyti. Tai sako, kas dabar nutinka su agentic engineering, kad, kaip sakei, PM contributina, CEOs contributina į kodą, ta prasme. Tai vadinasi, dabar sistemą reikia kurti, jau ne tai, kad pačią sistemą, patį backend ar frontą, jau kalbėjau apie visą agentic platformą, kad labai platus ratas žmonių kontributintų į tą. Jo, tai aš gal duosiu tokį pavyzdį, reiškia, kuris dabar labai matosi, bet manau jo daugės su agentiniam aplikacijom. Reiškia, prieš, neatsimenu, kokie čia 6 metai atgal, Wix introducino tokį produktą, kur, tasme, subproduktą, kur tu gali pasirašyti website kodą į vidų. Ne? Čia daugiau netgi gal negu 6 metai iš tikrųjų atgal. Dabar kuo yra tai įdomu, kad atsiranda toks challenge'as. Jeigu tu leidi vartotojui pasirašyti kodą ir tarkim, jis naudoja kažkokius API'sus tavo ir tu dabar nori tos API'sus migruoti, ką daryti su vartotojo kodu. Ir tai yra, kalbam apie low-code devus, kur net, žinai, kai mes, kaip čia industrijai, nežinau, ten Reactą pamigruoti, nu tai okei, yra taskas, Jira, žinai, korporacijos, visą kitą, ten, žinai, small businesses, ar tu gali juos sakyti, žiūrėk, tu čia migruokis kas pusę metų, žinai, negali. Kodėl aš dabar duodu šitą pavyzdį? Nes atsiranda dabar daugiau vadinamo liquid kodo. Kas yra liquid kodas? Tai yra, kalbėjom apie Lovable, Base 4.4, reiškia, tu kažko paprašai, tau sugeneravo kodą. Kodas yra unikalus. Dabar įsivaizduok, turite, nežinau, 100 milijonų interneto svetainių su unikaliu kodu viduje.
nori paupdeitinti kažką. Ką darai? Beje, jūs net nebegali nieko daryti iš tikrųjų, nes tas skeilas yra tiek didelis, nes tas kodas, pagauni, jo, tu ten kažkiek patempleitinai, bet, žinai, kiek ten jajus įnešė biškį dar kažkokių pokyčių, customizacijų pagal vartotoją. Tai to liquid kodo kiekis augs ir auga jau dabar ir jo maintenance, tas tech depthas yra tas unikalus kodas, jau jį paleidus, kaip sakant. Ir jo migracija, čia toks irgi įdomus sekantis challenge'as, manau, bus. Kaip ir high level'u, kaip ir aišku, tiesiog yra kažkokie gentiniai procesai, kurie darys migracijas, bet jie yra įdomus, nes tu, tarkim, migruoji kodą žmogui, kaip užtikrint, kad tame kode tu nepagriovi nieko. Ir žinai, jeigu mes viduje, kai kodinam organizacijose, tai mes sakom, okei, tai yra žmogus yra atsakingas. Jeigu naudoji kažkokį toolsą, tai gerai, tavo problemos yra code owners file'as GitHub, rodo, kad čia tavo kodo eilutė, žinai, tai tu ir kaltas ar kalta, žinai. O va šituo atveju, kažkaip kitaip. Tai va, tai aš dėl ko tą sakau, nes man atrodo, turėtų šiek tiek modifikuotis architektūros pačios ir į ką jos modifikuos, čia dar klausimas. Ar žinai, kaip, nežinau, ten būdavo ir tebėra MVC, ten taip toliau. Ar čia atsirastų kažkoks layeris, kur yra kodo dalis, kur tu sakai, okei, čia gali keisti bet kas, ir yra tada tas layeris, kur ne bet kas gali keisti, ir tu atsargiau žiūri, žinai, ir tada tu izoliuoji kažkaip labiau. Tai man atrodo, yra dar erdvės architektūrom naujom. Tai sakau, dar daug kas gali keistis. Net ir tai, kad, žinai, su jajum tu kiekvieną kartą gauni šiek tiek kitokį kodą. Kinda veikia panašiai, nebūtinai visiškai taip pat. Tai net ir įvertinimas jau įgauna kitokią biškį prasmę. Ypač turbūt, jeigu žmonės su Vixais, tai frontą generuoja. Ten ir tos changes pastebėti gali būti skirtingai gal. Jo, mes iš tikrųjų tokį turim pastebėjimų, kad tokie šiaip seni geri ir užtikrinti patternai vėl grįžta, tarkim, TDD. Matom, kad labai gerai veikia agentic development. Pradėk nuo testo. Tegul AI generuoja, patikrink tą testą, žinai, kad, nežinai, jeigu atvirkščiai darai, tai tada AI bando pritempti testą prie kodo, o ne atvirkščiai, žinai, o čia start with test. Tai, žinai, čia irgi mano asmeninė nuomonė, kad yra tų būdų jau išrasta. Pavyzdžiui, fitness funkcijos toks dalykas būdavo populiarus, neatsimenu, kokie 6 metai atgal gal, kad net tu gali pamatuoti tokius basic dalykus, tai ir čia gal galėsi, žinai, tipo, kaip iki galo tą logiką ištestuoti, geras klausimas, nežinau, to nedeterminizmo bus. O gal vartotojai pripras prie to daugiau tiesiog? Ar vartotojai ir iš principo inžinieriai yra vieni pirmųjų tokių heavy vartotojų AI aplikacijų, ne? Ar tau kelia nuostabą tada tiek Klodo, tiek turbūt GitHub'o Copilot'o, kuris dabar gauna nemažai tokios negatyvaus dėmesio, kai nėra net 1/9 reliability. Nežinau, čia mačiau 95 incidentai per paskutinės 90 dienų ar kažkas. Ką aš galiu pasakyti? Įdomus laikai. Labai įdomus laikai, nes tokį kaip ir supranti, kad čia nėra gerai. Taip. Ir long termų tai būt, žinai, turbūt negali. Ar kiekvienas servisas pasaulyje turi turėti 4 devynetus, nežinau. Žinai, kaip ir yra geras noras ir lūkestis tą turėti ir, nežinau, jeigu naudojasi elektroninę bankininkystę ir tai, žinai, nėra, tai turbūt tu nebesinaudoji tą bankininkystę, žinai, eini į kitą banką. Tiesiog, žinai, ar ten, nežinau, jeigu tu turi kažkokį ten task notes su appsaris, ten tau, žinai, 1 kartą iš 1000 ten reiks parefreshit iš naujo, nežinau, žinai. Tai dabar toks, sakyčiau, kad nepaisant to, kad yra to nestabilumo, kaip čia, daugiau svorio yra naudoji negu nenaudoji gale dienos, žinai. Tai aš manau, esam dabar tokiam, kaip sakiau, pokyčio laike, kur atsirastų būdų ir improvinti, ir užtikrinti reliability. Visą tas turbūt eina paskui, ne? Pokytis yra, ir kadangi daugiausiai pokyčių ir daugiausia gal emphasis ir yra ant greičio ir kaip mes galim pajudėti, plus keičiasi apskritai būdai, kaip mes dirbam su tuo.
Tai čia turbūt visą kitą. Tai visiškai. Čia, žinai, toks kita dar dalis, pavyzdžiui, net tu per reliability palėtė, kita yra security dalis. Lygiai taip pat, ta prasme, pas mus, žinai, yra, kaip čia vyksta, žinai, headquarter yra Izrael ir ten cyber security yra turbūt viena pažangiausių pasaulyje, sakyčiau, ir ta komanda, ten yra daug žmonių išėję iš tenai, žodžiu, į spec tarnybas ir labai gerai išmano ir bando tas gaudyti, toks vidinio tokio konflikto turim, nežinau, aš ir pats esu ten tokia sukodinės, ne open claw, bet kažkokią alternatyvę versiją mini, kad ten, nežinau, iš Slack'o galėtum savo CLI cloud code, žinai, valdyti. Ten, žinau, yra kitų žmonių C-levelį, kas yra pasibandę tą daryti, žinai, tai, tasme, kaip tu negali visiškai draus dabar, ne? Nes jeigu tu drausi, tai organizacija nesimokys ir nežino, žinai, kur. Bet visiškai paleisti palaidai ir sakyti, žiūrėk, tai va, čia visi gali open claw'is rašyti, irgi negali. Ir ta riba, aš sakyčiau, žinai, jinai dar nebus atsakyta kurį laiką. Ir vėlgi priklauso, sakau, nuo organizacijos, kai kuriuose tu gali savo labiau leisti, rizikuoti, kitose mažiau. Tai kalbant tada apie organizacijas ir komandas, kaip Viksų inžinieriai priėmė tą pokytį. Ir jūs jau esat kurį laiką jame, tai tu turbūt matei kelionę nuo pačios pradžios iki dabar jau praėjo daugiau nei metai. Tai taip, tai kaip čia pasakyti, tai prieš metus mes pušą dėjom ant toolsų ir ant to, kad savo pagrindiniai funkcijai bandai padaryti daugiau. Į tą, kad bandom eiti į plačiau, tai mes, taip sakykime, oficialiai Viksų mastu pradėjome apie tai kalbėti ir eiti link to tik tai prieš kelius mėnesius. Tai aš sakyčiau, taip visos organizacijos mastu tai yra dar tiesiog per anksti sakyti. Reakcija, kaip ir bet kurį pokytį, yra žmonių, kur labai blogai priėmė. Yra žmonių, kur sakė pagaliau, yra žmonių, kurie sakė, blemba, tai aš jau 5 metus sėdžiu organizacijų, darau mobilą ir frontendą, ir jeigu reikia ir tą backendą pakontribuoti, tai ką jūs čia darote, čia jau senai taip yra, žinai. Tai labai toks nuoikis, sakyčiau, bet, reiškės, žinai, mes pradėjom, pradžiai buvo toks labiau lūkestis bottom up, tai yra, žodžiu, žiūrėkit, toolsai, bandomės, mokomės. Dabar pasidarėm tokį labiau top down, reiškias, tai Viksuose istoriškai būdavo tos vadinamos mobilo gildijos, frontendo gildija, backendo gildija, ten data gildija, ten tų gildijų daug. Tai mes sakom, mes jas kaip ir sujungiam į vieną ir yra vienas žmogus, vienas lyderis tų gildijų. Tai čia toks kaip ir atrodytų paprastas change'as, bet čia auditorija turbūt labiau leadership žmonės bus, tai manau, supranta, kad čia yra didelis pokytis, nes jeigu anksčiau būdavo, tarkim, atskiri, tai, žinai, jos visi galvoja, kaip daryti toolsus savo, kad geriau būtų, bet, žinai, jeigu pasižiūri iš šono, supranti, kad jie daro tą patį. Ir tas yra overlapas per didelis, tai reikia mergint, sumerginom, bet sumerginus pasimatė, kad, kaip sakiau, kad yra ta product engineerijos dalis, bet yra ta dalis, kur tau reikia specialized knowledge'o ir kaip minimum toolingas visiems developeriam yra specialized knowledge'as. Tai dabar, sakyčiau, esam procese, kur susivokti, gerai, yra X engineeringo gildija, jos viduje vis tiek reikia specialized knowledge'o, kaip dabar užtikrinti žmonėm know-how perduoti, geriausia, koks kontentas turėtų būti, žinai, edukacijai, kaip atrodo internų auginimas. Dar, sakyčiau, eksperimentuojam. Tarkim, dabar pasileidom pirmą internshipą, tarp kitko mano grupėje, kur sakom, bet okei, jebra, jūs būsite full stackeriai. Tai tiem internam, tiem neįdomu, čia atėjo, žinai, pirmas darbas karjeroje, žinai, nu gerai, daug čia, žinai, darysiu kažką. Bet tas eksperimentas yra įdomus tuo, ne, kad žmonės, kurie neturi išankstinio nusistatymo, duodi jiems visus įrankius, sakai, važiuok, tu esi toks, ar tokia, žinai, tiesiog, identiteto, ne? Ir tada, žinai, tai po pusės metų praėjus galėsi palyginti, žinai, ir, visaip gali baigtis, turbūt, žinai, nebus nei labai blogai, nei labai gerai, bet jeigu bus bent biškai geriau negu average, tada, žinai, kitiems žmonėm organizacijai klausimas, blemba, tai jeigu internas gali, žinai, per visus tekus drąsiai vaikščioti, kodėl dabar negali, žinai, nežinau, mid žmogus, tai aišku gali, žinai.
Tai va, tai sakyčiau, yra toks procesas dar ir aš manau, tas pokytis jisai truks, nes yra, tasme, komandos, struktūros, preferencijos, ne, tai nėra didelio tikslo paimti staigiai kažkokį grand pokytį daryti, tiesiog grand transformaciją dabar daryti, tiesiog dar neapsimokėtų, tai bandam labiau organiškai. Turime, kad pradedam tokio tiek iš top to down, tiek iš bottom up, kad, nežinau, duosiu pavyzdį. Tarkim, turiu savo tokį KPIs, grupį tą viešai iškomunikavau savo, kad šiais metais, reiškia, venkime darbų, kur, kaip juos dabar vadinu, užmiršau, reiškia, įsivaizduok, turim tokią klasikinę situaciją, turi inžinieringo komandą, turi ten, nežinau, frontendo, backendo, tarkim, mane. Ir būna tokia tipinė situacija, nežinau, kiek ten įmonių buvau perėjęs per karjerą, 10, kažkas tokio, žinai, visada būna, kad, ten frontendo dabar darbų pilna, backende biški trūksta. Taip. Nu, tai tada, žinai, ką darai? Ai, nu, tai čia gal tiek depta, gal čia paklausim kažkokį nesio, bet, tasme, giliai širdį tu supranti, kad čia nebūtinai yra biznio priority. Tasme, aš nesu prieš tiek depto solution, bet tu tiesiog užkamšai turbūt nesvarbiausiais dalykai, žinai, dalykus. Tai aš sakau, žiūrėkit, pabandom, kad šito nebeliktų. Tai yra daug geriau, kad dirbtų, nežinau, paimkim senior frontendo žmogų, senior backendo, tai bus gale dienos efektyviau, jeigu senior backend žmogus darys frontendą, kad ir, nežinau, čia, nerealu, bet, sakykime, tik 10% tiek efektyviai, kiek tas žmogus, bus vis tiek gale dienos turbūt geriau, negu dirbs prie kažko, kas yra, tipo, nesvarbu. Taip. Tai čia toks, žinai, pirmas ir kur jau bandai tada daugiau tų tokių paimti taskų plačiau, tada per naujus feature'us irgi bandai sakyti, žiūrėkit, bandomės, tada darom, nežinau, ten guild weekus tokius vadinam, reiškia, kur yra kai kurios komandos labiau AI native, tai siūlom iš kitų komandų jas pereiti, žodžiu, daug tų tokių, sakykime, metodų mažų, kur tokių nėra kažkokio, žinai, sistemingai, kad by the book dabar taip čia per metus laiko perėsim. Tai taip, ne, sakyčiau, kultūra šiek tiek gal organizacijos ne ta, kad taip daryti. Ir gal atvirai pasakius, net nėra atsakymų, kaip pereiti, turbūt, ne? Jo. Čia grįžtam prie to, kur sakiau, kad dabar būtų sunku platformizuoti visus į kažkokį vieną konceptą ar vieną toolsą, nes tiesiog, žinai, yra daug labai gudrių žmonių, yra daug komandų, jos gali dalintis knowledge ir dalinasi, žinai, jeigu kažkas kažką naujo atranda, tai nežinau, duosiu pavyzdį, vieno iš mūsų komandų labai atidirbę hebrytę kursorių yra, reiškias, ir tam tikrų metodų, reiškias, dirba. Ir yra labai AI first, AI native, bet, reiškia, jų tas metodas labai gerai veikia su Sonetu, nebūtinai taip pat gerai jisai veikia ne su kursorium. Tai netgi kursoriaus žmonės buvo mūsų šitą lietuvių team leadą šitos komandos pasikvietę pakalbėti, tai mes sako, ką jūs čia darot, nes matom, kad, neįprasta, žinai, kažkas jiems buvo įdomu. Tai, žinai, jie prieki buvo, sakykime, ilgą laiko tarpą, dabar jau reikia reinventinti, žinai, kursorius, vėl atsinaujina. Žodžiu, tai tas pokytis non-stop, tai, žinai, sakau, kas buvo gerai prieš pusę metų, keičiasi labai greitai. O kaip tada visą, inžinieringo apskritai daro visą kultūrą, gal čia per plačiai paim, bet komandų kažkokį būdai darbo, nežinau, pull requestai, ten planavimai, kaip tai keičiasi, ar keičiasi? Aš sakyčiau, čia gal šiek tiek specifika yra Viksų, kad mes turime, ne tiek, kad komandos yra cross-functional, bet tiek, kad ir leadershipas yra unifikuotas į vieną žmogų. Tai yra, tarkim, tu turi komandą, tai turi gale dienos vieną decision maker ir makerę, nes, toj cross-functional komandai. Tai kodėl aš tą sakau, nes mano supratimu ta, kaip sakai, kultūra, jinai keičiasi labai toj cross-functional komandai. Reiškia, kuo jinai keičiasi, tai tokie, žinai, gal pavyzdžiai, žinai, dabar galima, žinai, jeigu anksčiau procesas buvo toks
žinai, čia visi sako, agile'as, lankstu, visi kita, bet tokio šiek tiek to mini waterfall'o, kaip ten vadina, water scrum'as. Water scrum'o, žinai. Taip. Tai va, to water scrum'o, žinai, nenori yra, kad net turi kažkokią ten discovery fazę produkto, ne, tai niekur nedinga, čia nedingo, jinai vis tiek yra svarbi, bet ne, tu tada kažkokį output'o ten dokumentą, research'o pasidarai kaip product manager ar UX designer. Tada tu eini į Figmas, idėjuoji, ateini pas inžinierius, rodai, negauni feedbacko, perdarai, tada eini aiškesnį fidelity, tada gal įsitraukia kažkas iš labiau senior inžinierių, žinai, tada bando kažkokius solutioną daryti, tada kitus daugiau traukia. Toks žiūri life cyclas, kaip ir industrijų, gan panašu, žinai, ten tose moderniose organizacijose buvo ilgą laiką. Ir ko jis dabar shiftinas, ne? Tai va dabar ta, pavyzdžiui, researcho dalis, tai researcho produkt tam tikrose vietose yra daug paprasčiau daryti. Tai tu gali nueiti, nežinau, į Klodą, sakyti, žiūrėk, tu man išgooglink šitą info, arba atsidarai ten Klodo šitą browserio pluginą, atsidarai ten, nežinau, Reddit ar dar kažką, prašai, kad nuskreipintų datą, ar ten pajungi kokį, nežinau, SEO datos MCP, kad tau surinktų keywordus ir pagal tai paprioritizuotų feature'us, tai šitą jau vyksta, ne? Bet čia yra ta tokia optimizacija to vidinio darbo. Bet dabar kokia įtaka yra kultūrai, pavyzdžiui, ne, kad tai, gerai, tu turi tą researchą, dabar tu nori, mes Vixuose darim tokį wireframe kultūrą, kad, reiškia, kai komunikuoju komandai, tai ateini su kažkuo visual. Kodėl? Nes duoti docsą, skaityti, tai nežinau, žinai, 20 žmonių visai būna. Turime dažniausiai, žinai, let's be honest, skaito tik keli žmonės, nes daugumą detalių praleidžia, parodai paveiksliuką, iš karto visam aišku. Tai dabar, žinai, jeigu anksčiau būdavo wireframe'as, ten juoda balta kažkas, suprantate, dabar tai ateina pas mus, nežinau, mūsų ten head of product, sako, žiūrėk, prototipą padariau. Tai dabar, jeigu tu esi front-end engineer ir pas tave ateina su veikiančiu clickable prototipu PM-as ir sako, žiūrėk, aš čia padariau per porą dienų, tai dabar tu gali sau leisti duoti 2 mėnesių estimate ar negali? Pagauni? Nu, toks atsiranda, žinai, kad šiek tiek ir inžinierė mane pušas, kad, okei, blemba, čia taip greit sukodino, tai, žinai, tai reiškia galim, žinai, ir tie argumentai, kad, žinai, gal veiks blogiau, nu, blemba, jie jau tokie, žinai, nebe tiek relevant darosi, žinai. Tai čia, žinai, viena ta tokia pokyčio dalis, žinai, yra, kur tas toks tarp engineeringo ir produkto UX-o santykis, jisai, aš tai manau, žinai, į gerą galę dienos, tik, nu, jisai tokio šiek tiek streso kelia, kol tas pokytis, kol nenusistovėjo standartas. Jisai, kai nusistovėjo, žinai, tada visi, nu, toks tiesiog darbo būdas ir tiek. Tai čia viena, žinai, kultūros dalis. Kita, žinai, yra gal tokia, daugumą organizacijų dirba su Figma, kaip pavyzdys, ne? Ir kad tu duodi Figma kaip savo, nežinau, outputą kažkokį delivery, pristatai, parodai. Dabar tikrai daugiau rodo prototipą. Ne, kad yra clickable. Savi pliusai, savi minusai. Žinai, pliusai tai, kad tu gali paklikinti tą interakciją, žinai, tas toks pajūtimas, nu, tikrai yra tikrai daug naudos. Kur minusas yra, kad jeigu tu nori pamatyti, kaip čia, visus įmanomus flowsų variantus, tai, žinai, tu nežinai, ką reikia klikinti, kad visus pamatytum, žinai, tai čia gal dar šiek tiek yra tokio minuso. Bet, tarsi, aš sakyčiau, dar neatsakytas klausimas, mes irgi viduje, žinai, bandom įvairius scenarius, bet nežinau, ar ateitis yra ta tokia laid down Figma, ar tai yra prototipas ir iš jo automatiškai Figma susigeneruoja, kažkas, va, ten, man atrodo, bus per vidurį, žinai. Tada, žinai, kultūra yra tokia dėl engineeringo, kad, nežinau, bent jau aš iš savo labai gerų žmonių girdžiu vis dažniau, kad padaryti tikrai ir tas jaučias nebėra problema kažką, feature. Žinai, ir ta prasme, tu jauti, kad tikrai jau kai yra aiškiai aprašyta problema, yra žinoma, ką daryti. Tai ta kultūra keičiasi ta, kad inžinierės dažniau, žinai, eina produktą challenge'int, o produktui, aš sakyčiau, AI'aus impactas inžinieringo greičių yra didesnis negu, bent jau kol kas, negu produktų ir UX'ui. Ir ne tik apie produktų UX'ą, šiaip čia, sakykime, distribution, ne, kaip tu praselini toolsą, jo naudojimas, taip toliau. Tai čia matos irgi toks, sakykime, challenge'inimas, ne, kad okei, tai tu man duok dar daryti, žinai,
čia yra to tokio, žinai, yra to, žinai, nebijojimo kartais pačelendžint, paeksperimentuoti, tokio labiau, žinai, kaubojaus kepurė, kas mėgstų užsidėti, žinai, tai to dažniau pamatom, ten kažką, žinai, tokio, šiaip faina, smagu, man tai atrodo, daug kas dabar išgyvena tokį fainą bildinimo laiką, žinai, darai dalykus, kepi, tai to, žinai, tokio irgi yra kultūros, tikrai atsiradę daugiau. Tai va, tai sakyčiau, čia, žinai, tokie, šiaip dar kas, sakyčiau, matosi ir pas mus, ir aš manau organizacijų daugiau bus, kad vadovai, čia šiaip nepalėtėm dar šito, man atrodo, topiko, kad labiau, kaip čia pasakyti, žinai, gal per pavyzdžius, tarp mūsų tų, sakykime, labiau senior leadership žmonių ar mid, tasme, kad pas mus team leadai ir anksčiau buvo hands-on labai, tai čia nieko naujo, tai mums kaip ir gerai, mes neturėjome engineering managerių, kurie nekodina, niekada. Visi liečia kodą, bet dabar toks laikas, kai dar šiek tiek higher up levelis, dar labiau hands-on yra. Ir to implikacijos šiaip įvairios gali būti ir yra. Tasme, turime žmonių, kurie, pavyzdžiui, nusprendė, blemba, aš noriu grįžti į IC. Ir ne vieną, ir labai gerų vadovių, kas sako, blemba, žinai, gal man paprašiau ten lydint, žinai, 6 AI agentus, o ne žmonių komandą, žinai, mažiau problemų. Tai čia, žinai, viena vieta, tada kita yra irgi komunikacijoje su komanda, kad jeigu anksčiau, nežinau, tarp kitko, product management tas pats galioja, kad jeigu tu anksčiau klausdavai, kaip veikia, tai aš dabar, kai pamatau Slack'o kanalę, kažkas klausia, kad, žinai, nežinau, sakiau, žiūrėk, o čia nueini į GitHub'ą, arba va taip gali atsipulint kodą ir paklausti kodo bazės, kaip jinai veikia. Pagaunė, tas net žmogus gali daugiau žinoti ir tada ta diskusija tokia, žinai, šiek tiek gal kitokia būna. Nu tai va, tai ta, žinai, tie visi dalykai, jie įtakoja kultūrą. Jo, ir va apie leadershipą čia irgi čia labai gera tema. Ir dabar iš tikrųjų ten ir einam, bent jau kiek aplinkui aš girdžiu, daugiau direct reportų, hands-on manageriai vėl. Bet tada man tokia mintis buvo, tai jeigu kiekvienas, tarkim, tavo inžinierius, tarkim, tradiciškai jėmai 6-7 inžinierius, ir padaugini jį iš 2-3, jis dabar tiek gali, bent jau claimina, kad gali daugiau tiek padaryti. Tai tada jėmai lengviau, ar kaip tik sunkiau, nes kaupas change'o ir greitis change'o yra kur kas didesnis. Ir va tada, čia turbūt labai priklauso vėlgi nuo kultūros, nuo kokio, kaip organizacija apskritai tas rolės apibrėžia, kokį lūkesčiai jai, bet tada gali būti, kad gal net tik 3 inžinierius, tada gal vis dėlto vietoj tų 6 buvusių galim menedžinti ir providint kontekstą kažkokį ir taip toliau. Tai va tą pastarį atvejį, kur tu pasakėjai, tai jisai gal, žinai, aš bent savo grupėse tai tokį labiau ir taikau, kad turi aiškiai, kaip čia pasakyti, kuo tu turi aiškiau išreikštą domeną kažkokį ir kuo tu gali jį padaryti labiau independent, tuo ta komanda gali ten, žinai, skristi ir važiuoti ir ten daug jam meetingų nereikės ir ten nelabai tenka daug menedžinti ir tai reikia, jeigu atvirai. Ir, tarsi, ten team lead toj komandai tikrai yra domain knowledge expert visų pirma. Ir labiau apie tą ir labai hands-on. Ir reikia daugiau žmonių, nežinau, labai priklauso, žinai, čia nuo produkto kažkokio stadijos, to produkto ir panašiai. Tai dabar yra, žinai, dalių, kur tu nenori, turi turėti didesnės organizacijas kažkokias. Tai aš tai vis tiek žiūriu tai, kad tu turi ieškoti, kaip galėtum, kaip sakiau, skaidyti tą domeną į kuo labiau nepriklausomas dalis. Čia nuo labai daug dalykų tada priklauso, žinai. Yra organizacijų, kurios turi, žinai, ten, tarkim, berods OpenAI yra tokia member of technical staff. Antropika, taip, man atrodo, jo. Ir Antropikas, gal turi, žinai. Tai tas net yra žmonės, tai čia, žinai, kai kurios organizacijos tiesiog pavadinimas yra, kad tu titlo neturėt, bet kodėl aš paėmiau, žinai, gal OpenAI kaip pavyzdį, nes jie į tą rolę įsideda žmonės, kurie, žinai, anksčiau galbūt team leadai buvo, ar netgi, žinai, startupą turėjo, tas met turi tą leadership knowledge. Ir tu, kai turi tokį žmogų, ir kaip tau sakau, žinai, turiu pavyzdį, kur pas mus yra vadovų, kur grįžo į SI.
Bet tu pagauni tie žmonės, tai jų managing tai labai nereikia. Ne. Jie yra self-driven. Taip. Ir jie gali viską A to Z padaryti. High agency. Jo, labai high agency turėti. Žinai, tai jeigu tu gali turėti tokio lygio žmonės, tai tada to engineering managementų tu daug mažiau reikia. Pagauni, tu nestatysi, žinai, žmogaus tiesiog dėl one-on-one tokiam žmogui, kuris, nežinau, startupą lydina. Jam gal nereikia, ne dėl to jis ten atėjo organizaciją dirbti, žinai. Tai vėlgi organizacinis kontekstas labai tada svarbu. Tai jeigu turi tokių, o tada, žinai, tu gali turėti labai flat ir jo, gal to net nereikia tada to middle layer, maybe, bet aš manau, kad tokių organizacijų, kurios gali savo tą leisti, yra vienetai pasaulyje, kad galėtų globaliu mastu, kad kažkuriuose ten, žinai, skyriuose, jo, aš sutinku, ten, žinai, gal daugiau yra, bet kad taip, žinai, globali ten, čia sudėtingiau. Vakar man kolega Vytenis tokį davė pavyzdį, reiškias, blog, kur atsileido daug labai žmonių nesenai, paskelbė dabar per X, kad jie, reiškias, duos managing layerį AI. Kaip tai veiks? Labai įdomus eksperimentas. Kaip bebūtų, žinai, džiugu, kad jame gal nesu, šitai pasakykime, bet labai bus įdomus outputas šito, žinai, kad jie tada sako, gerai, pas mus yra daug labai senior high agency žmonių, tai tada yra tik, tai, žinai, prioritetų klausimas ir tiek. Tai esmė, aš tada duodi jam kontekstą, nežinau, ten tas pats Jack Dorsey'as turbūt ir bendrauja, tada feedina kažkokį kontekstą ir nuo to konteksto matyt prioritizuojas ir tu gauni. Čia visas šitos tinklaladės premis kind of paneigia, ne, tinklaladė žmoniška inžinerija, tai sakom, kad gal ne tiek žmoniška, ne, yra AI-us, kuris tiesiog prioritetus nustako ir tada žmonės atskiri high agency individuals, kurie eina ir tiesiog daro dalykus, ne? Aš nežinau, žinai, kiek tame, aš labai tikiu, kad ką AI sunku dar yra padaryti, nežinau, kaip tai atrodys vėlgi po kelių metų, viskas, žinai, keičiasi, bet bent kol kas yra tokia dalis, vadinasi, judgment. Daug kas apie ją rašo, tai nežinau, Sequoia Capital, kai kalba apie tai, kas keisis artimiausius metus, tą patį. Toks, žinai, skonis, judgmentas, netgi ir inžinieringą paėmus, ne, kas yra geras sprendimas. Toks, žinai, yra daug variantų. Žinai, nebereikalo daug inžinierių, žinai, kurie daug patirties turi, skirtingas nuomonės turi, yra normalu, žinai, nes tas geriausias atsakymas čia nėra juoda balta, tai man atrodo, tas judgmentas jis niekur nedings ir tau žmogaus reikės, tik tai klausimas, žinai, ką jie, aš įsivaizduoju darys, žinai, kad tada vis tiek judgmentas turės ateiti į tą ir accountability su juo, ne, kažkam. Jo. Nežinai, kur, man atrodo, pokytis tikrai turėtų būti, bet čia šiaip nenaujiena, nežinau, čia prie AI laikais, man atrodo, 5 metai atgal, man atrodo, keistai, žinai, yra organizacijose layeris, kur viskas, ką daro, tai tiesiog, kaip aš sakau, negražiai pasakysiu, bet nustumdo džiras žmonės. Tai aš sakyčiau, kad jeigu taip yra organizacijai, tai ta struktūra, nežinau, pritemta tokiam labai geram džiros visibility, bet į tą džiros dashboardą aš nežinau, kas žiūri, ar jį ten supranta, bet atvirai tada, nes nesu dar matęs, kur idealiai veiktų tas, sakau, ir startupas, ir didelės organizacijas dirbau visur, tikrai neina išlaužti tą tokio tobulo. Tai, žinai, tai man atrodo, tą layerį, kad tu kažkokį kitokį galėtų turėti ir ten jie jūs gali padėti. Tai jo, duosiu vieną greitai pavyzdį, mes per skirtingas komandas visuose viksuose labai visi skirtingus toolsus naudojame. Vieni Jira, vieni Monday, kiti rašo į Word Docsą, kiti dar kažką daro, ne? Ir dabar challenge'as būna toks, kad iškrenta laikas nuo laiko, darom kažką didelio ir reikia visus sualaininti. Kaip padaryti, kad visus sualaininti? Forcinti visus į vieną toolsą, iš karto visi blemba, ką mes čia esam telekomunikacijų korporacija, žinai, kur tipo custom fieldus dėliosim pusę dienos. Nesąmonė, žinai. Ok, netinka, žinai. Tada buvo mintis blemba, gal kažkokius bridžus susikodam, kur ten iš Jiros į Monday, ten, žinai, suvaikšto taskai panašiai. Nuo trečios yra blemba, tai gal jūs gali šitą įspręsti. Pagaunė, susifetchinti datą iš skirtingų, žinai, ir turėti kažkokį vieningą outputą. Tai va, pavyzdys, žinai, kur tau nereiktų tada, žinai, žmonių ten samdyti, kad kažkokį, žinai, alignmentą darytų ir panašiai. Paprašiau.
Ir čia daug per, per skirtingus tas vietas gaunasi, kad impactas ir... Jo. Tai žinai, mes daug apie inžinieringą, kaip sakant, bet tas impactas dar ir kitur gali nueiti, kaip nueis, pamatysim. Vienas dar įdomus kampas gal yra irgi, bet čia galim gal net labai trumpai tik tais, tas greitis arba greičio kaip ir dabar didesnis greitis, ane, tai anksčiau nežinau, kažkas užtrukdavo savaitę, dabar užtrunka dieną, tarkim. Atvien, tai kažkas turi naudot tą tavo. Taip. Tai jeigu tu vietoj vietoj vieno feature gali juos padaryti 5, nežinau, 3, kad ir kiek daugiau, ar nebus taip, kad bottleneckas at the end of day atsiras vartotojo pusėje, kur vartotojas tiesiog nežinos visų tavo galimybių ir tai, kad tu daug pridarei labai efektyviai, galų galia impacto. Tai visiškai, aš labai mėgstu inžinieringą žiūrėti ne iš inžinieringo pusės, o iš biznio pusės. Gale dienos, dirbam, darom kažką, kas turi selint. Ir kaip tu ir sakai, daryti feature'us, žinai, nebėra taip constraint kaip anksčiau, daug didesni constraint ateina iš to, kaip juos parduoti, išmarketinti. Tai, žinai, tas gyvenimo ciklo, žinai, jeigu prieš 5 metus būdavo, ten ateina, nežinau, kokia organizacija, ten pasikeičia, nežinau, ten kokia produkto vadovybė, sako, nu va, čia bus šių metų strategija, čia mes darysim tą, žinai, ir tada toks kaip garvežys ten užsisuka, ten anglių įmeta, žinai, viskas išlieto, kažkokią platformą ruošia, juda, žinai, tipo, galiausiai padaro change, žinai, praeina 1,5 metų, jau tas feature'as padarytas, žiūrėk, jau praėjo 2 metai ir to produkto strategijos žmogaus nebėra galbūt netgi, žinai. Tas gyvenimo ciklas, žinai, labai ilgas ir jis pasiteisino, nepasiteisino, žinai, visai būna. Dabar, kai tas ciklas sumažėja, tai man atrodo daug didesnis accountability pareina, žinai, ant produkto organizacijų, sakyt, žiūrėkit, kiek čia delivernat, bet, nu, feature factory, kam to reikia, žinai. Ir čia ne apie tai, kad darykim mažiau feature, čia apie tai, kad darykim feature, kurių reikia. Taip. Ir čia atsiremiam vėl turbūt į tos high agency individuals, kurie tada, jeigu tu plačiai žiūri, sprendė problemą end-to-end, tai net ir lengviau gal kartais tą daryti. Jo. Galų gale geriau supranti, ne apie ką, nes šiaip tu čia gerą palėtė, aš tokį turiu savo klausimą, žinai, keli metai į priekį, ar kaip čia, žinai, yra įprasta, ypatingai tarp labiau junior žmonių, kad tai tu duok man taską. Dabar, žinai, tai tu parašyk džirai, ką daryti, žinai. Tai tas kaip ir jau prieš ėjus tokius nebuvo labai didelė vertybė, žinai, tasme, kaip čia pasakyti, jau tokio detaliai, kad tau kažkas pasakytų, žinai, tu tikėsi, kad žmogus biškiai iš savęs daugiau ateis, pasiklausinės, paieškos. Bet dar toliau, kaip tai atrodys, įdomus klausimas, ne? Ar tikrai tas backlogas toks bus, žinai, kartais jo, kartais ne, pamatysim. Jo, ir gal čia net turbūt, bent jau, nežinau, samdant ir labiau patyrusius inžinierius, tai visą laiką ir būdavo turbūt emphasis ant būtent tos dalies, ne, tos soft įgūdžių, kaip jie dirba, kiek proaktyvus ir viską. Tik tas dabar visiems turbūt iš principo yra. Jo. Žinai, gale dienos, kaip čia pasakyti, sakau, grįžtant prie biznio, yra ir ekonominių dėsnių, yra paklausa pasiūla. Turime tam tikrą kiekį pasaulyje inžinierių, žmonių, žinai, ir kaip tie žmonės greit pasikeis, tai irgi pagauni yra procesas, žinai. Gali turėti lūkesčius, kokius nori. Tai, žinai, US gal sakyčiau labiau ne pagal podcast'o pavadinimą, mažiau žmoniškai tą daro, tiesiog layoffina ir rehairina pagal savo, žinai, viziją ateities. Tai ten, žinai, gal ir greičiau tas įvykti pokytis, pamatysim. Vat, ir tu sakei, kad čia su visais pokyčiais, vieni greičiau adaptuojasi, kiti lėčiau. Aš gal pastebėjau taip, vat, kažkaip tiesiog stebint, kiek bendraujant, kad žmonės, kuriem building buvo pagrindinis dalykas, ne tas amatas programavimo, jie yra labiau excited. Žmonės, kurie turi daug patirties, kuriem gal programuoti jau buvo ir atsibodę rašyti, gal jų minčių greitis kur kas didesnis negu, tarkim, pirštų greitis. Irgi buvo, ne, ir tas vat su ten Ken Beckas tas pats,
Jeigu visi labiau excited yra, Mhm. ar pastebėjai tą patį Viksuose, jūsų organizacijos? Sakyčiau, jau šiai dienai, čia žinai, nėra juoda balta, bet sakyčiau, jau šiai dienai netgi tie žmonės, kuriuos tu priskirtum labiau, žinai, kad jie tą amatą gilų mėgsta, netgi ir tarp jų. Žinai, per balandžio 1 buvo Cloud Code'as tokį padaręs vairiuką, kur tą savo buddy gali pamatyti. Reiškia, parašai /buddy, tai pas mus čia buvo toksai trendas, žinai, visi parašo /buddy, žinai, ten įdeda į Slacką, žinai, ką jūs gavot, pasišerina, žinai. Man buvo labai įdomu pažiūrėti iš tos pusės, kad, aš, žinai, žinau daugumą tų žmonių, žinai, tarsi, kokiose komandose ir, žinai, nuo komandos priklauso, kad vienose komandose gal labiau tie, žinai, kaip sakai, amato žmonės, kitose mažiau, kad excitementą dabar pas visus yra, žinai, ir kad tas buddy, žinai, vis tiek, ta prasme, biškiai atspindi, žinai, tą realybę, žinai, tai tie rezultatai įdomus. Tai, sakyčiau, jau tas biškelį etapas čia praeitas yra. Bet tikrai yra odega, kurie nori to labiau. Ir žinai, ir tarsi situacija tokia, kad, kaip pats sakai, rinkoje dar, pažiūrėjau, Lietuvoje daug įmonių dar to nedaro. Dar aš dabar girdėjau, tik nežinau, ten Vaseilį galva viešai labiau apie tai pradėjo kalbėti, žinai, gal, žinai, startupai kai kurie, bet šiaip dar tas pokytis toks, žinai, vietas. Nu tai šiai dienai, žinai, nu tai ką, ir mes savo esam tą pasakę, kad bus kas išeis. Bus kas išeis tikrai. Ta prasme, bus kas neprisitaikys ir nepatik, žinai, ką padarysi. Bet, žinai, yra spėjimas, kad labai didelė tikimybė, kad, nu, nežinau, 2 metai nuo šiandien, tai čia jau bus toks, žinai, kad 8% organizacijų taip dirbs. Ar bus laikas, kai rankom rašytą kodą Kaziuko mugėj pirksim, kompaktai rašytą? Lakai čia sakė, kad berods Antropiko kažkuriam čia podcast'e girdėjau, kad dabar būna hobis, savaitgaliais kodą ranką rašyti, žinai. Žinai, kaip tipo poilsį, žinai, kaip knygą paskaityti, rankom kodą rašyti, žinai. Gerai. Kaip tada vyksta samdymas inžinieringo laiku? Ojo, čia tai, sakyčiau, neturim dar tobulo atsakymo, tai kol neturim tobulo atsakymo, tai labiau žiūrim, nežinau, tarkim, internship'o dabar, kai samdymai bus vėl, tai bent kol kas žiūrim dar į skillsus, ką žmogus supranta klasikinio. Taip. Sakom, AI ne. Ar tas nepasikeis? Manau, kad pasikeis. Bet, žinai, tas procesų labiau esmė, kad kaip ir darosi akivaizdu, kad shiftas turi šiek tiek labiau pereiti į high level system designą. Ką kaip anksčiau irgi coverindavom, bet tai gal būdavo toks labiau lūkestis, žinai, šiek tiek gal labiau patyrusių žmonių, žinai. Kad, ta prasme, problemos dabar tampa tokio, žinai, suprasti koncepcijas, nežinau, ten eventual consistency, ten, nežinau, kaip nežinau, ten distributed, žinai, duombazės kaip veikti gali. Tas net tokį labiau konceptualiai, nes prieš 6 metus, tai aišku, būdavo, nežinau, intervas, ten gal kažkokį paprašai, žiūrėk, ten gal live kodo, ten mažą gabaliuką pabandyk parašyti kažkokį, žinai, ar ten gauni namų darbą kažkokį, žinai, ir ten matai, kad blemba, gal sakai, tu čia clean code paskaityk, žinai, ir grįž po pusės metų, žinai. Ar dabar tą gali padaryti, tai visi clean code atneša, žinai. Ir tada namų darbą duoti jau kaip ir toks nebelabai net variantas, žinai, yra. Tai šiek tiek apsisunkinęs, tas, tarsi, aš drįstu sakyti, dar visoje industrijoje yra apsisunkinę, nes pagauni, tu gali gauti daug daugiau false positive namų darbų. Taip. Vadinasi, tavo procesas turi būti kuo anksčiau atskrynint, ką žmogus supranta. Istoriškai daugumą organizacijų tu siunti HR žmonės kalbėti, kompetencijos tenais kaip ir nėra, bent jau kol kas, nes suprasti, ar žmogus kaip čia, kiek supranta. Atsiranda challenge, kad kitam laido gale, jeigu remote pokalbį, žinai, galbūt šalia turi, žinai, Gemini, kuris klausosi pokalbį ir tau realiu laiku, žinai, rašo atsakymus, irgi, žinai, yra. Tai, blemba, sudėtinga yra. Ta prasme, yra sudėtinga ir man įdomu šiaip, ką visas rekrutmentas pasikeis,
bet mes turim tokį pakankamai sudėtingą aglį, patys keikiamės, kad jį darom, bet tas procesas jisai užtrunka ir taip paprašom atvykti ir taip, žinai, būna, kad kažką padarai čia vietoj, bet o kaip iki galo patikrinti, žinai, irgi klausimas tada. Čia turbūt buvo viena iš tokių outcome'ų AI'us ir apskritai, kur net žmonės feikina screenus, prasme, kai online kalbėsi, kad tiesiog on-site vėl darys on-site susitikimus su kandidatais ir ant whiteboard'o gal net, prasme. Gali būti. Gali būti, kad daugiau į tą grįž. Žinau, Anthropicas bando ir leidžia blog postus apie tai, kaip jie bando padaryti, reiškias, procesą, kur tu galėtų, kur leidžia tau naudoti AI. Bet tada tas problemas suformuluoti reikia, kaip čia pasakyti, kitaip. Atitinkamai, kad žinai. Ar screeninat AI literacy? Iš principo, kandidatų. Nes dabar tai yra svarbu. Tai dabar toksai, sakykime, laikas, kai svarbu yra open-mindedness, pavadinkim. Taip. Nes jeigu anksčiau ta, žinai, būdavo netiek svarbu ir mes įpratę, žinai, samdyti labai labai gerus žmonės, tikrai aukščiausios prabos, tai kas įdomu, kad tų žmonių tarpe tikrai yra, ypač anksčiau būdavo tokio labiau skepticizmo. Tai, žinai, žmogus ateis, o mes sakysim, žiūrėk, tu čia dabar eik inžinierint, žinai, naudokis jam kiek nori, žinai, gali ir nepatikti ir būti mismatchas tiesiog. Tai labiau tas open-mindedness, o tas literacy būtent devų, žinai, tai, sakykime, pasičekinam, bet, žinai, tarsime, kaip rašyti, yra pakankamai baziniai klausimai, kad tu galėtum suprasti, ar žmogus iš vis domisi, skaito, supranta. Yra pakankamai nesunku tą suprasti, atskirti, ar žmogus ten tiesiog, žinai, tai man davė Copilot organizacija, žinai, kartais įsijungia, nes tas AI-us naudojimui nelygu, tai tiesiog, žinai, kokie yra trendai, gali paklausti. Okay. Gal tada pabaigai. Kalbėjau, kad jūs jau gana ilgą kelią nuėjote, ne? Ir tai jeigu taip pažiūrėtum į priekį, viškai, ne? Kaip tu manai, kur tiek vyksta, bet galima apskritai, kaip tu matai inžinieringo ir gal bendriau komandos, vadovavimas, leadershipas inžinieringo. Kaip tau atrodo, link kur juda dabar? Vektoriaus kryptis kokia? Aš gal labiau tada plačiau pabandysiu negu tik Viksai. Tai nes šiek tiek gal paprašiau. Aš manau, kad dalykai, kur žinau, kad pas mus kai kurie veikia, kai kurie nesuveikia, tai žinai, yra tas toks kaip ciklas, ne, kad dabar bus daug kas bandys turbūt tą patį daryti, žinai, ar gal tas pačias kitas darys, gal nedarys, nes jau internete bus, žinai, parašyta nedaryti. Tai sakau, ir ką jau šiek tiek girdžiu, šnekėdamas su kitų organizacijų vadoviam, kad tokių mini, pavadinkim, tas žodis restruktūrizacija baisiai skamba, tokių mini organizacijos shiftų bus daugiau. Per kažkurias funkcijas, žinai, ir ką aš turiu mini shiftų, labai įvairiai gali būti, žinai, gali būti kažkoks organizacinis pokytis, kur kažkaip komandas kitaip pastumdys, žinai, kad gal kažkurios funkcijos labiau centralizuos. Gal kažkur, žinai, pačią rolę mergins labiau. Aš manau, kad šito mes matysim tikrai daugiau ir daugiau. Sakyčiau, kad taps populiariau samdytis, aš tikiu, kad taps populiariau samdytis vadinamus tos product engineer, kur įmanoma, ne visur, tai tas bus logiška. Turiu omeny, kad kas gali coverint kelis tekus. Bus lūkestis didesnis, nežinau, čia beyond engineering, marketingo žmonių panašiai, ne, kad ką gali pasidaryti pats pati. Bus lūkestis dėl tavo outputo galima, kiek tu gali padaryti, bus lūkestis dėl sistemų dizaino didesnio. Manau, kad iš menedžerių lūkestis bus didesnis gebėti pushint šitą pokytį. Nes, ta prasme, dabar
tą pokytį padaryti nėra lengva organizacijos. Ir žinau, kad daug organizacijų labai skirtingai daro. Net vieni kažkokias AI dienas daro, kiti ten kažkokį AI, chief AI, kažką, žinai, pasistato, kiti dar kažkaip daro. Nėra vieno atsakymo, čia didelė transformacija, labai daug niuansų. Tai, bet manau, kad tas middle engineering managementas gaus nemažai to pressure, kad ant tų žmonių, žinai, kaip diegti komandose pokytį, o ne tik, žinai, status quo laikyti. Čia, manau, tikrai bus daugiau. Bus, manau, didesnis lūkestis į, net nežinau, ar engineering literacy pavadinti, ar AI literacy, bet tasme, jeigu kodinti gali bet kas, tai pasakykime, tai ar yra logiška, kad, nežinau, kažkurioje inžinieringo organizacijoje tu turi vadovą, kas negali kodinti. Tai manau, kad čia kils klaustukų. Tada labai priklausomi nuo to, kaip jis rutulios viskas Amerikoje, čia taip labai globally zoom outinant, matom didžiulius layoffus, matome didžiulius kiekius žmonių, kur sako, blemba, gal nereikia tiek daug. Ir ten, žinai, daug niuansų susideda, ar ten greitesnis delivery, ar iš anksčiau buvo persisamdę, ten, žinai, kratinys didžiulis yra. Bet kodėl aš tą sakau, nes yra nemažai įmonių taip pačiai Lietuvoje. Tai gerai, jeigu tu buvai biznis, kur self-sustain, self-grow ir galbūt tau softas ir developmentas nėra pirmo vietoje, tu ten per daug to skirtumo nejauti. Bet jeigu yra, tai manau bet kuriai žmogui, kas yra borduose ar investuoja, turėtų kelių klausimas, tai jeigu Amerikoje yra organizacija, kuri daro tą patį, ką jūs, bet su 40% mažiau žmonių, tai ar jūs nepermokat, ar jūs esate tiek pat efektyvus, tai manau šito daugiau gali atsirasti, žinai, pressure bet aš nemanau, kad čia, žinai, bus kažkokia didžiulė banga artimiausius kelis metus, tokio, žinai, kad bam, čia jau kitą dieną, žinai, nebijočiau tiek. Gale dienos nors bus tų tokių bangelių, manau, daugiau organizacijose, bet manau, gale dienos mes kaip žmonija gausim daugiau iš jėgos. Čia turbūt atsiremiam iš principo į tai, kad kai kaštai nukrinta kažką daryti, paprastai mums reikia to daugiau negu mažiau, ne? Tai net jeigu, ir turbūt iš didelių organizacijų, ypač kur tikrai buvo tų funkcijų ir ten tu turi labai specializuotus žmonės ir ypač jeigu tu sujungi jas ir tai natūraliai, ar mes turim tiek vizijos čia, kad padaryti daugiau, kad išsiplėst kažkaip, kad kažką šone daryti, bet to pačiu turbūt atsiras. Ir jau man atrodo dabar atsiranda daugiau produktų, daugiau bandymų, lengva prototipą padaryti. Startupų gal daugiau atsiras? Kurie tiesiog, tikėkime, natūraliai absorbuos tada visą tą talentą. Jo, aišku, dar yra tokių, žinai, globalių judesių, žinai, kaip, nežinau, kiek Nvidia, Oracle'as tarpusavį ir OpenAI, žinai, pinigų stumdo. Trasme, žinai, tas žodis burbulas yra, kaip čia pasakyti, yra daug įdėta investicijų, didžiulės investicijos, ir dabar jos turi pasiteisinti. Tasme, kaip ir matom, nauda yra didelė, bet dar ekonomiškai reikia laiko. Tai, visko gali būti, žinai. Čia kažkur buvo tyrimas, kad į BVP dar nenusileido visus tas investicijos kažkaip poveikis, tai be abejo. Jo, nežinai, daugiau perkančių nebūtinai atsirado. Be abejo. Ir tada su visais šitais pokyčiais, gal visai jau pabaigai, gal kokį tau būtų, nežinau, pasiūlymą, ne? Kas yra svarbu, kur inžinieriam, inžinerijos lyderiam, menedžeriam, kur investuoti savo laiką, kaip tu gal tą matytum, arba kaip ir pats darai, ne? Čia labai nuo maturity priklauso, bet aš sakyčiau, labai rekomenduoju tokį, ar galėt savo laiko išsiskirti, nežinau, darbo metu, ar, nežinau, nepabijoti ant atostogų porą dienų pasiimti, bet pabandyti, tarkim, jeigu žmogus yra korporacijai, pabandyti pabildinti kažką ne toje aplinkoje, kur yra. Nežinai, ten gali būti kažkokia kodo bazė, architektūra nebūtų tinkanti. Nežinai, toks
tipinis kokį, ypač anksčiau girdėdavau, žinai, dabar gal nebe tiek, bet kitos organizacijos girdžiu dar tebevyksta, žinai, įsijungia kažkas ten kokį klodą, kursorių, kodeksą ant savo kodo bazės. Nu, va, sako, čia paprašiau, žinai, šūdas gavas. Bet, žinai, tipo, kaip čia, kadangi tai yra autokomplytas, žinai, šūdą parašai, šūdas ir gavas, žinai. Pagauni, tai, žinai, ir parašiai, ir galbūt iš anksčiau ta kodo bazė, žinai, buvo kokia buvo. Bet jeigu kažką pabandyti nuo nulio pačiam padaryti tokiais labiau basic standartiniais įrankiais, tai labai greitai pasimato, kas veikia, kas neveikia, kur tos limitacijos, žinai. Labai greit gali pamatyti. Tarsi, aš manau, kad šitas experiences yra daug vertingesnis negu ten, žinai, non-stop visų naujienų sekimas skaitimas. Ir tą daryti, žinai, reguliariai dabar, kas, nežinau, čia kas ketvirtį, manau, užtenka, žinai, kad būt hands-on, suprasti, kur yra tas, kur dabar yra dalykai, nes yra labai daug triukšmo, žiauriai daug triukšmo. Tai mes pradėjome šitą, žinai, podcastą, kur ne per daug apie AI. Žinai, gal dabar mes ką kalbėjom, irgi bus žmonių, kur sakai, tai čia, žinai, viskas, nieko čia naujo, žinai. Bet, žinai, lygiai taip pat yra daug tikrai triukšmo, nesąmonių kalbėjimo, hypo, pilna podcastų, žinai, apie AI, kas kai vyksta. Tai geriausia, žinai, pačiai pabandyti pasidaryti, suprasti ir tada tas padeda suvokti, kaip į savo organizaciją galima būtų atsinešti. Aš tikrai sakyčiau, čia numeris 1 dalykas, greičiausiai bus numeris 2, po šito ateis keli suvokimai. 1, jeigu dar nesuvokia žmogus, ant kiek tikrai yra wow. Kaip keičiasi engineeringas, kas yra faina, ir ateis suvokimas, kad bottleneckai yra kitur. Ir ne tik distribucijų, pačiam engineeringė irgi tie bottleneckai, ten nežinau, dabar labiau infras, jajus, ten reviewai, PR kiekis, kiek laiko juose praleidė, žinai, visai kitur jie paina. Tai va, tai aš tai tuos bandyčiau dabar būti up to date, hands on. Okay. Ir tada mes šiek tiek iš tikrųjų tą palėtėm, bet jeigu inžinieriam, ypač jauniem inžinieriam, ne? Tai viena, ką mes kalbėjom, high agency visą laiką yra, tai prasme, spręsti problemas turbūt imtis. Bet tada kita, ką žmonės, kurie universitetus gal baigia, ne, ką tik arba mokosi, arba ten toliau progresuoti, kur yra tas, kaip čia, raktas jiems dabar į sėkmę su vis, kai programuoti ir sintaksė nebėra. Jo, laikas sunkus, jauniems žmonėms dabar tikrai turėtų būti šitoj srity. Aš, tasme, norėčiau pasakyti, jeigu kažkas, žinai, jaunas žmogus klauso, kad dabar yra daug baimės aplink tą, nes yra daug nežinios. Kaip bus iš tikrųjų, tai dar nėra aišku, jeigu ką, žinai. Kas tikrai yra aišku, kad vis tiek tas kodas pats nepasimaintainins. Žinai, kad kažkokio human in the loop vis tiek reiks didelės organizacijose ir kad reiks žmonių, kas supranta, tikrai reiks. Čia klausimų tame nėra. Aš grįžčiau tokio, žinai, zoom out, jeigu pagalvoti, nežinau, aš, pavyzdžiui, labai nervindavaus, kad ten MIFE mokausi, kad blemba reikėjo tą assemblerį mokytis. Ir, žinai, aš ten žiūriu darbus, skelbimus, dar nesimenu, čia antras kursas, žinai, čia žiūriu, okei, čia Java dabar reikia mokėti, ten Angularas dar tada, žinai, būdavo, gal blemba, tai kodėl mane šitų dalykų, žinai, nemoka, žinai. Ir tada toks būdavo jausmas, aš manau, kad ir dabar tai jausmas žmonės turi, kad blemba, čia mokasi dalykų, kurių nereiks. Bet suprantate, nereiks, čia kaip ir apie matematiką ar kitus, biškai reikia kitaip pažiūrėti. Tasne, tų as is skillsų, tau rašytą assemblerio kodą, taip turbūt nereiks, bet turėti suvokimą, tai reikia, žinai, nori, nenori. Tai čia, žinai, lygiai taip pat, kad jeigu tau AI parašys kodą, tau reikės suvokimo, ką daro, žinai, kur yra bottleneckas, kaip pačelis, žinai, taip toliau. Tai šitas niekur nedingsta. Tai aš nenurašyčiau to, žinai, kad čia ainus dabar AI viską rašys, nieko nereikės žinoti. Tai kaip sakiau, yra judgmentas, yra sistemų dizainas, kaip tarpusavy tos sistemos veikia, panašiai, tai šitie niekur nedingsta. Ir to kodo irgi, nežinau, visam pasauliu yra pilna prirašyta, žinai, pilna visas pasaulis. Enterprise-inio kodo, kuris sukasi, žinai, jis niekur nedings, jis per dieną čia ją agentai nepaims ir neperašys be žmonių, galia dienos kam perrašinė, žinai, irgi, tai esmė, kai mes kalbėjome apie outputą, tai tas kraftas jis tikrai niekur nedings, tai aš tai nebijočiau, žinai, ta prasme, o protingų žmonių visada reikės. Jo, ir čia turbūt gal geras yra pavyzdys. Antropiko Cloud Code komanda samdo
ten šimtais inžinierių per metus, kur atrodo, tai jeigu jūs pakeičiate inžinierių, tai gal... Taip. Jo, tai tiesiog tas specialybė keičias. Žinai, yra lygiai taip pat teorijų, kad reikės daug daugiau inžinierių, nes bus daug daugiau kodo. Tai štai visai dar gali būti. Yeah. Bet kad tas kraftas šiek tiek pasikeis, tai man atrodo jau akivaizdu daras. Taip. Tai su ta žinia gal. Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau. Malonu. Gerai. Pagrindinė mintis ir klausimas, su kuriais likau po pokalbio. Inžinerijos fundamentalių žinių svarba niekur nedingo, o gal net išaugo. Tačiau nėra atsakymų, kaip auginti inžinierius, kai paprastas užduotis lengvai atlieka dirbtinis intelektas, o įvertinti sugeneruotą kodą dažnai reikia turėti patirties. Ar mes galim dirbtinį intelektą įdarbinti ne tik rašyti daugiau kodo, bet ir mokyti ateities inžinierius? Su šiuo klausimu atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.